Sveiki visi atvykę mano naują video ir aš nusipirkau naują telefoną. Ir jeigu tu nesi paprenumeravęs mano kanalą, tai tikrai paprenumeruok. Žodžiu, dabar trumpas storytaimas, kaip aš nusipirkau šitą telefoną. Tai su telefonu, kuriuo dabar filmuoju, jis man pradėjo šiek tiek striginėti. Ir aš iškart pradėjau galvoti apie kitą telefoną ir pagalvojau, kad aš jau apie 4-5 Samsungus turėjau, bet nesu išbandęs iPhone. Esu gana blogos nuomonės apie iPhone'us tiesiog, nes mano tiesiog aplinka tokia, kad nieks neperka iPhone. Tai aš tiesiog sugalvojau pabandyti ir nieko nelaukęs tiesiog įsivežiau iPhone'ą 11 ir buvo, man atrodo, apie 200 eurų. What? Taip pigiai? Nes su tuo, kuriuo dabar filmuoju, tai kažkur maždaug taip pat kainavo. Tada galvoju įsivesiu iPhone 12, man to apie 300 eurų ar virš 300. Ir tada galų gale nusprendžiau įsivesti iPhone 13 ir buvo apie 500 eurų. Aš buvau susitaupęs maždaug apie pusę tos sumos ir su savo tėvais padariau sandorį, kad man nupirktų iPhone 13, aš pusę kainos ir jie pusę kainos. Ir galų gale aš nusipirkau jau šitą telefoną, bet dabar galite pamatyti trumpus kadrus, kaip aš išpakuoju tą iPhone'ą ir kaip viską. Visus reikalus susitvarkęs, aš nuėjau miegoti ir kitą rytą man reikėjo nusipirkti tokių dalykų kaip pakrovėjas, daikliukas, priekinis stikliukas, kad ten priekinis atsarginis stikliukas, turbūt tai vadinasi. Tai galite dabar matyti tos dienos tokį vlogą. Tai įvykdžiau viską, ką norėjau. Ir šiaip ką aš galiu pasakyti, jis yra ne Pro Maxas, aš visą laiką naudoju didelis telefonas, bet šiaip man buvo kažkada mintis pabandyti kažkokį mažesnį telefoną. Tai kol kas, ką aš galiu pasakyti, tai tikrai nėra kažkas tokio blogo. Aišku, dar reikia biškį priprasti, nes kartais būna raidės, skaičius, ne taip parašai ir kažką. Samsungo fanai supirks, bet šiaip man tas valdymas, tas visas experiences toks atrodo, kad Samsungas pagamintas toks iš roboto, o čia toks iš žmogaus, kur robotas supranta, kad reikia ten AI-jaus informavimo. Čia labiau atkreipta į žmogų, kad žmogui būtų patogiau valdyti ir viską daryti. Dabar bus daugiau blogų, tai galite rašyti į komentarus dar visokių challenge'ų, pavyzdžiui, 24 valandos valgau tik mėnos spalvos maistą ir tokius visokius tokio stiliaus challenge'us. Like, subscribe ir ate.